pavarų dėžė Mhm. ir čia va tas pats ir čia. O kas čia yra? Ai, čia perjungimas, ne? Jo, va žiūrėkit, ko nenuėjom. Mhm. Mhm. Su paspausti Žemyn? žemyn. Jau sunkiau, ne? O. Mhm. Taip pat. Dauro užkursit ir išvažiuos. Ne. Tai persiu. Va, dabar. Bet jau ir nepasuk. Tai įsijungia aukštesnė pavara. Nu, Va, čia dabar pirmą pabandom nuvožti tą. Palatį dar neatsukau likti, ne? Ir viskas. Pala, apačioj dar. Ar tenai nuleidimas koks nors? Ne, bus tenai dar atsukimas. Tai Augustinai pakliūvot Vitalijui, dabar žinokit, jis jau jums čia rodėsi. Bet žinokit, aš tai... O aš žinokit, jaučiuosi kaip, nežinau, tikrai man labai pasisekė, kad aš Italiją atradau. O jam irgi labai patinka rodyti. Ne, viskas atsukti. Tik dabar sakėt, filmuok. O, Pala. Ne, kaip būtų žiūrėti. Bet gal čia reikėjo kokią laisvą įjungti, ne? Ne, O va šitą? kažkoks. Ne, čia yra nuleidimas greičiausiai. Ne, viskas laisva. Viskas. Pirmiausia, tai gal užkišt ką nors. Taip negalima, va, tada čia žiūrėkdama. Ne. Ir va visas pavarų, visa palatai, čia ir tepala, viskas aišku, čia ir tepalas pilas ir visą kitą. čia va Mhm. yra krumpeliarčiukas. Mhm. Jis užsėda sankabą. Hop. Ir paskui. Pala, tai jisai kaip pasuki jį, Na, tai jisai ištraukia, taip supratau. Ne, ar pala, ką jis dabar, jeigu... jis dabar kai dar reikia uždėti. Ne, tai į kurią pusę dabar jisai turi pasisukti? Į tą? Į tenai, ne? Va čia. Nu, žodžiu, va taip jisai veikia, ne? Taip. Tai jis tada pasisuka. Tai jis ištraukia. Jis ištraukė čia. Jis tada ištraukia. Čia padariau ištraukiamą, dėl to, kad jį paparčiau. Tai yra pervelinas kiaurai. Ir iš tos pusės. Ir reikia perveliną pervežti per visą. Ir stumimą. Ir ten pavarų dėžė yra va. Visa tenai. Daugiau ten nieko mes nerastume, ne? Nieko nerastume. O dabar va šitas savo užvedimo mechanizmas, kaip jis veikia. Jis ten yra kažkoks komplikuotukas. Ai va. Ir va už šito va, matys, jis sukosi, ne? Jo. Viskas. Jisai čirkšt. Bet, o kas jį kažkaip trekšlė turėt laisvinti kažkaip? Jis atsilaisvina. Yra toks momentas padarytas tarp to, kur sukabina ir tarp to, kur atlaisvina. Kažkaip pakelia. Nu, neišaiškins, čia reikia žiūrėti gyvai, kaip sakoma. Na, va čia va. O va čia kas yra būtent, va žiūrėkit. Čia įsėda tas perengės va. Ai, ir jisai... O tai palau, jisai kaip tada perjungia bėgį? Va, tampo tą. Tai toks apas. Arba tampa, arba. Palauk,
Dabar jeigu ant šito rodyti, ne? Va, pavarų dėžė. Tai va už šito va jis užsikabina. Ir jis aukštyn žemyn perslenka ką jisai. Jo. Taip, kažkas tokio, ne? Planas prispausti nagutėms. Taip. Nu va, įsistatė. Ir dabar va ta pavarų kupilna įsitempusi. Ne vietoj įstatymą, ne? Va. Hop. Nu, taip. Viskas į vietą. Sunku pasakyti. Bet čia kada devės į vietą, paprasčiau. Nu, super. Ne, ten dabar nesiekia, mes ne iki galo įdėjom. Nepataikiau. Mhm. Čia dedasi, kada ant variklio tai iškart statui. Mhm. Bet klausykit, vat žemyn spaudžiant bėgiai, kaip sakoma, aukštėja, ne? Ar atvirkščiai? Aš dabar nepasimenu. Nu nesvarbu, o kaip atgal? Atgal. Vėl tada reikia atvirkščiai, ne? Pakelt. Jo, atvirkščiai. Bet kažkokia čia spiruoklė tada turėtų būt, kažkas įtempė. Nieko nėra. O sankabą čia reikia išspausdinėti ar ne? Ar ten... Tam reikalinga. Reikalinga? Tam reikalinga spausdinti. Tai jūs dabar nepermišsit, atsargiai neįspauskite į stalą. Davai užvažiuom atgal, nes klausykit, nes šitoj. Nebeatiduos. Ne, viskas gerai, padiškai. Taigi čia, kaip sakoma, tai čia ta sankaba, kaip sakoma, yra toksai, kaip ir parodomasis variantas. Palaukite, dabar tą. Ai. Čia, ta reikalinga. Va ta. Ta atloši, o tą matau jūs į viršų užkėlėte, ne? Jo. Ne, ta, kad pagauti. O tai pala, dabar aš vėl per šitą pusę viskas nusiima, o palaukit biškį, nuimu dar biškį. Tai jeigu aš noriu sankabą išimti, tai va čia va atsuku va šitą varžtą, šitą ir praktiškai ją išsitraukiu visą, ne? Jo. Ten dviejų varžtų visą sankabą, visą pavarų dėžę laikosi, ar ne? Jo. Va šitas varžtas ir šitas. Ant apskritimų dviejų varžtų. Ir va čia va kažkas, ar čia šitas daugiau, o šitą va tik laiko. Jis sėda ant paviršiaus ir... Šitas čia tik tai šitas prisilaiko. Viskas aišku. Nu, klausykit, bandom uždėti. Aš tai žinot, ką jūs eiliai pasakykit. Jūs rašyt po 30 variklių per mėnesį padarydavote išsiųsti. O detalės atsarginės, ar gamina gamykla detalės jiems? Jo. Nu, viskas. Kažkaip tai, va čia pusė centimetro dar yra tarp. Tai aš tiesiog Nepagauna to bėgio, ne? Pats. Dar pusė, sakau, tas pusė centimetro tarpas kažkodėl tai slieka. Užtenka.